Jo, tai mūsų klinikoje jau pradedam naują koncepciją, tai mes matuojam vitamino D tyrimą. Tai pacientui labai patogu, nes atsakymą gauna per 15 minučių, tol kol jis būna kėdėje, tol mes atliekam testą. Testo principas tai yra elementari plokštelė. Į ją yra dedamas paciento kraujas, kuris imamas iš piršto. Tai yra atitinkamai į tubelę surenkamas kraujas. Kraujas dedamas į reagentą, susimaišo ir tada atitinkamai dedami 3 lašus į plokštelę ir 15 minučių laukiam atsakymų. Tai po 15 minučių yra dedamas aparačiukas ant viršaus, įsijungiam, atliekam tam tikrus veiksmus ir parodo nanogramus mililitre ir litre. Tai tokiu principu, aišku, skiriam vitaminus pacientam, kurie